Gaut galim būt. Labukas, lygi labas. Labas visiems, kas jungiasi. Ačiū, lygiukai. Kaip jūs, kas gero, kas naujo? Senai besimatė mane. Buvau biškį išliekus, išvažiavus. Savo jubiliejų švęst. Einu savo kokia užtinus, atrodo, ir išsimiegoju ir viską. Va, man negalima ilgai miegot. Matot, kas darosi? Aš kartą ant veidelio pasimatau. Atrodo, ir to prasme, ne, nors pagal mano laiką taip per vėlai atsikėliau. Lona, man įdomu, kaip tu šventėjai jubiliejų. Mano tėtį žinok audringai, labai audringai. Aš buvau išvažiavusi į Lenkiją. Labas, gražiai kaip visada. Ačiū, Linutė, ačiū tau labai. Biški patinus, pati matau, kad patinus. Per daug laiminga ir išsišiepus. Aš visada tokia, mano tėtė, visada. Ar gimtadienis, ar negimtadienis, man tai įtakos nedaro mano nuotaikai, žinok. Bet dar tokia euforija vis dar po Lenkijos, tai smagu, gera, faina. Labukas, labas visiems, kas jungiasi. Tai va, žodžiu, buvau Lenkijoje, buvau su draugėm išliekus. Kaip aš sakau, atitrūko siela nuo kūno. Biški pasiautėjau mergaitės, bet buvo žiauriai faina. Ir taip tu buvo, tai kaip nepatinusi, atrodo, nežinau, bet aš tikrai žinokit, šiandien patinusi. Aš pati matau. Žiauriai, atrodo, nežinau, blemba. Naktį skyščiusi mane kažkas pumpavo. Kodėl manęs kartu nepasiėmė? Čia buvo mergvakaris, čia buvo man staigmena gimtadienio. Ačiū. Tavo kūnas išlietas. Kuom jisai išlietas? Vašku. So beautiful, thank you. Turbūt dabar vėl norėtum į Lenkiją. Vitalijus, ačiū. Žinai ką, turi būti biški pertraukėlė, turiu grįžti į savo normalų gyvenimą, nes aš nepratu, žinokit, buvau 4 dienas, tai, tiesiog, miegodavom po 3-4 valandas, siautė, sakau, kaip, nežinau, nuo virvės nutrūkusios, bet buvo žiauriai, nerealiai to laiko tokio mergaitiško išvykimo, kaip aš sakau, mergaičių išvažiavimo, laiko mergvakario, laiko su draugiam, bet tikrom draugiam, ne? Reikia, būtinai reikia. Toks atsikvėpimas, tokia atgaiva. Esi biški patinus arba daug skysčių gerai. Žinok, kad patinus aš tikrai matau pati. Aš nežinau, žinokit, gal pas mane biški limfotakas sutriko po Lenkijos, nes dar galutinai režimą negrįžau, tai visko gali būti, kad biški skysčiai pasikaupė, šiaip daug negėriau, bet kad patinus taip, sutinku. Labą dieną, labukas, pašėlusios moteris, žinok, aš nežinau, jeigu mus filmuoti nuo pat atvykimo iki pat išvažiavimą, tai būtų, aš nežinau, čia būtų tokia komedija. Aš net visko neatkartosiu, net visko neatgaminsiu, bet juoko dozė tokia, kad aš, žinokit, aš šiaip visą laiką su nuotaika, aš šiaip visą laiką su šypsena, bet kas darėsi ten, kaip aš sakau, kas buvo Krokuvoj, lieka Krokuvoj, nes net pasakodama kažkam, neįmanoma, žinokit, perteikti. Vitalija, ačiū. Linutė, dėkui, ačiū tau labai. Neįmanoma, žinokit, perteikti tikrai visos tos informacijos, visus tų įspūdžių, visų emocijų ir panašiai. Ta prasme, ten buvo kažkoks wow savaitgalis. Kur sekantis išėjimas, kur tave sutikti, važiuosi į Lietuvą, žinokit. Diagnozė daugiadienis. Jo, greičiausiai, žinok. Kartą į mėnesį ar 2 tikrai reikia išeiti, pasidukti, psichologiškai padeda, žinoma, nėra skirtumo, žinoma, reikia. Būtina skirti laiko savo ir savo, kaip sakau, tikriem draugam, ne? Ačiū, Linutė. Ir vėl, blemba, tu mane lepini dovanom ir iš karto pabėgi. Man taip netinka, aš noriu bendravimo su tavim. Būtų nauja komedija Pagirios Lenkija. Eik, tu mano tėti, žinok, mus ir taip, nežinau iš kur, kaip, kas, bet žodžiu jau ir taip. Mes visos esam lietuvaitės iš Norvegijos ir atsidūrėm Lenkijoje, tai įsivaizduoju, ta prasme.
Tai žodžiu, ir fotosesiją gavom, ir dėmesio belė kiek gavom. Nu, čia buvo, aš nežinau, kaip kokios zviesdos atvažiavom, žinai. Labukas, Natalija. Kada lieksi į Lietuvą? Gegužės mėnesį lieksi į Lietuvą. Į kada veiksmas? Koks veiksmas? O, labas, Grožė, labukas. Labukas, tėti, ir labas. Nu, Valinutis mane, kaip visada, jisai lepina mane dovanom ir pabijo, kad nepatinka man taip. Sorry, bet džiauriai bizi. Nu, gerai. Nu, gerai, Linai. Tu pastaruoju metu visą laiką bizi. Biški patausok savo jėgas, pasirūpink savimi, nepamiršk savęs. Ir manęs. Ir manęs. Aš irgi gegužę, manau, apie 8 dieną, aš 10 atskrendu. 10 būsiu Lietuvėlėj. Labas, daugiukai, labas. Labas visiems, kas jungiasi. Labas, mamukas, labas, labas. Ką veiksi į Lietuvoje? Mano tėčio metinės. Tai važiuoju susitikimą su giminėm. Kelintą valandą? Kas kelintą valandą, Tedibir? Kas? Kelintą skrendu? Rytinis skrydis. Rytinis skrydis. Ryte. Manau, manęs neprisimeni, reikia priminti tom dienom. Kaip neprisimenu? Jūs galvojat, kad man jau, ta prasme, daug metų ir man jau atmintis streikuoja. Lėktuvas leidžiasi, blemba leidžiasi. O ką žinau, kelintai jisai leidžiasi. Išskrendu tai tikrai labai anksti. Nes dar galvojau, ta prasme, kad biški vėliau, bet man reikia būti anksti. Man reikia būti anksti dėl to, kad dar turiu į vieną vietą pavažiuoti, susitarti, nors gal jau brolis bus padaręs tą reikalą, reikėtų susiskambinti. Aš sakau, aš tokia išėjus po tos Lenkijos tokia dar euforijai, tai dar tie organizaciniai dalykai, kas liečia gegužės mėnesį, dar biški pas mane šlubuoja. Labukas. Lithuanian language, Kaune ir Vilniui. Aš labai retai čia būnu ir pasikeitęs profilį, anksčiau daug bendravom. Greitai išduodi, kas esi. Greitai. Latino, daugiau, kai nu ką meluoji, neapgaudinėk žmonių. Gal maišai mane. Nu pas mane buvo, nėra skirtumo, bet gal tu dar vienas nėra skirtumo. Ką? Kiek tu nėra skirtumo yra pas mane? Latino, no. No, Lithuanian language. Noriu pabūti tavo asmeniniu driveriu. Turėsi mašiniuką, Tedibir, rūpestėlis. Tu ačiū tau labai. Turėsi mašiniuką. Polish. Galiu ir polish, daugiau, kai žinai pats. Patikrinsi ir prisiminsi. Lambo, nu sakykgi, kam tos paslaptis? O kodėl, žiūrėkit, kodėl dabar yra taip tam TikTok'e, matot, aš kai taip retai pasirodo, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Kodėl yra, pavyzdžiui, kad pas kai kuriuos rodo tą lygį kažkokį tą deimantuką, o pas kai kuriuos net nerodo. Čia jūs patys pasidarėt, kad nerodytų? Nesikeik, meškinai, nesikeik. Labukas, labas, labas. Grupa, dupa. Gruba, dupa, gruba. Not P, but B, gruba, dupa. Big ass. Iš ryto įsidažiusi su gražiais sakiniais. Su gražiais sakiniais aš visada, dėl to, kad aš jūsų nematyčiau, o išsidažiusi dėl to, kad varysiu į svečius. Tai va dabar turiu laiko pabūti su jumis, o paskui lėksiu į svečius. Aš nieko neslėpiu, Ilonėlė. Ne, tai žinok, nėra skirtumo, pavyzdžiui, pas tave, aš dabar užėjau, norėjau pasižiūrėti mūsų susirašinėjimą ir pas tave viskas yra pilkai, nors pas tave 20 lygis, narys, subas ir viskas yra pilkai. Tai ar čia paslėpta, ar čia pats TikTokas tai padarė? Laurinai, ačiū.
Tie, kurie nebeaukoja, ai, čia taip yra, ne? Kažkaip iš jų, ai, čia daugiau kai, ačiū Laurinai. Blemba, aš sakau, aš tokia žalia tam tik tokia, atrodo, ta prasme, aš būnu čia, bet manęs čia nėra, tai aš nieko nesusigaudau. Pas tave, pavyzdžiui, daugiau kai rodo. Labukas Vilniukšti, labas. Tai okei, oro uoste kavas. Su termosiuku. Su termosiuku. Laurinai, dėkui. Ačiū labai. Tai va, žodžiu, tokios takelės. Gal ir paslėpiau jo kažkada. Ačiū Laurinai, nesimėtom. Dėkui labai už jūsų dėmesį. Jo kažkada nedovanau mėnesį ir dingo, tik padovanau ir atsirado. Keista. Bet anksčiau, man atrodo, iš vis niekada nedingdavo. Ne, noriu iš termosiuko. Daugiau, kas senai girdėtas žodis. Tik, kad senai buvau, senai ir tu pas mane buvai. Aš visada tave taip vadinau. Jeigu ką. Ar yra dar kažkas, kas taip vadina? Ką? Šunytė. Paw Patrol tu. Žinau, niekas daugiau. Nu tai va, tai aš tik daugiau vadinu. Nu va, pas Lauriną metą, pavyzdžiui, pas Dogą metą, ne? Pas Teddy bir nemeta. Nesprantu. Nu, okei, su pienu, su sojas pienu ar joda. Su pienu, paprastu, normaliu pienu. Dabar irgi blemba Lenkijoje, tai irgi į kokią kavinę benueisi, jau tokie, nėra skirtumo, ačiū, baig, nereikia man įrodinėti savo lygio, baig, ačiū. Tai va, Teddy bir, ką norėjau pasakyti, dabar Lenkija irgi kavinė, čia dabar aš nežinau, čia tendencija, trendas ar kas čia yra, žodžiu visur tipo augalinis pienas, migdolų pienas ir žodžiu ten sojos pienas ir visokiausių NNN visokiausių pienų. Ačiū. Ačiū labai. Baikit, leiskit man kalbėti. Tai va, žodžiu, sakau, man su normaliu, natūraliu pienu viešpatė, sakau, tai be laktozės, tai su fruktozė, tai be laktozė, tai juoda, ne juoda, paprasta. Aš esu paprasta ir geriu paprastą pieną. Aš neturiu kažkokios alergijos ir jeigu aš vakar valgiau mamos kotletus, tai šiandien nėra taip, kad aš atsikėliau ir valgau tik tai lapus. Sakau, man tai taip juokinga, kad čia vejasi tų madų, tų tendencijų, visą gyvenimą valgė, visą gyvenimą gėrė ir taip vieną dieną viskas, nuo šiandien aš vegetarė. Taip nebūna. Bliam, kokia tu graži, ačiū Laurinai, tau labai, priimsi tai kaip komplimentą, gerai? Nu, rodo dabar, jo, žinok, rimtai rodo, bet nereikia man įrodinėti, blemba, nėra skirtumo, baig. Linai, ačiū labai. Ačiū, Linutė. Su cukrum, su sirupu, su druska. Biški cukriuko gali būti, bet rūdo. Aš nežinau to TikTok taisyklę, bet esu labai pastabus, buvau teisus, rimtai. Taip, aš nežinau, kad taip galima. Valdas. Valdukai, kodėl užsislapstinės? Tu mane pamiršai, Laurinai, ačiū. Aš ir galvoju, blemba, kažkada kažkur bent mėtydavo tave, kažkur bent praskrolinus ar ką, o dabar žiūriu, nėra. Ta prasme, o tai kodėl tu pasikeitei? Valdukai, kodėl pasikeitei, nuo ko slėpiesi? Ką? Kad nerodė, kad laifėsi, žinok, nebuvau jau, nežinau kada, buvau prieš gimtadienį. Prieš gimtadienį, dabar galvoju, jeigu gimtadienis buvo 3, tai, nu, žodžiu, kovo gale kažkada buvau. O, pažiūrėk, Rive Time, please. Dabar negaliu, dabar aš transliuoju, nevažiūrėsi. Ai, nesislėpiu, aš mažai naudoju TikTok ir tiek. Nu, bet galiu iki karts nuo karto pasirodyti teisingai. Pasilgtas jau belė kaip. Gal jau nebe vienas, ką? Papasakok, pasipasakok. Ilonėliai, man įdomu. Labukas tauriukai, ačiū. Tai va, žodžiu, nežinau, gal dėl to manęs nerodo, dėl to, kad ir aš nesirodau, žinokit, labai retai. Vienas man gerai, vienam. Na, negerai, vis tiek negerai, nemeluok.
Tipo gerai, bet vis tiek norisi, ane, tos šilumos karts nuo karto. O piražoko norėsi su kanapėm. Labuka, linkėjimai iš Palangos, tu jau Lietuvoj? Nerzink, aš dar ne. Kaip orelės, tauriuk. Graži mergytė, ačiū. Sena. Honda, sena mergytė, grįši į LT gyventi ir susirasi, tai šilumos galima gauti. Šilumos galima gauti, taip. Žinai, šilumos galima gauti net ir valandai, net ir porai valandų, net ir nakčiai tu gali gauti. Bet ar tai tas pats? Juk ne. Ašgi žinau, Valdukai. Aš žinau tavo vertybės, tavo prioritetus ir nereikia vaidinti. Aš žinau, kas tau svarbu ir kas tau rūpi. O ta, žinai, tokia valandinė šiluma, tai ne šiluma. Nėra čia tokių. Kaip tai ne? Kaip tai ne? O pagamint? Ką tik įėjau į butą, kur basteisi? Ar tik dabar atvariai? Jauna, sena, jau viskas. Su sosiska tik. Su sardelka noriu tada. Ryt oras geresnis bus. O šiandien nelepina? Faktas. Faktas, kad sena. Tokia sena dar mylėti ir manėti, Jėzau, ačiū jums labai, labą dieną, labukas. Kas man rūpi, nežinau, kas tau rūpi. Na, aš dar neišsirinkau, tiksliau nesutikau kažko savo, bet LT bus, aš neabejoju, turiu variantą. Svarbu, kad turi variantą ir yra galimybė rinktis, žinai, tai yra gerai. Jauna. Sena, šiandien ką tik perplaukiau. Kaip kelionė? Sunki? Bet tu tiek važinėjai, tai tau 1-2 ir tu jau namie, ne? Nesena tu. Aš galvau, kad tu rašai, faktas, jo sena sutinku. Jo, faktas, 100% sena. Na, nesigaus kopose pasideginti. O gal? Po porą aliukų nenorėtum pagaudyti saulės spinduliu? O dėl parašyk PM po atvykimo laiką. Tai vis dėlto nori pabūti to driveriu, ne? Antakių meistrė. Aš pati savo meistrė, žinokit, metanai. Man labai patinka ryškus antakiukai. Tiesiog galit nekreipti dėmesio. Užsimerkit, praskruolinkit, nežiūrėkit. Bet mano antakiai man patinka. Nebaik. Aš net nepradėjau. Viskas gerai, greitai, čia dar žodis, kad sena ir piksiu. Ok. Senstelėjus. Biški. Ilgai būsi LT gegužė? Nežinau, kad būsiu tik tai 4 dienas. Tai 4 dienelės, Valdukai. Nupipėti 10 žinučių neatsakėjai. Daugiukai, visų pirma, nepik. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš buvau išvažiavus ir visiškai nesinaudojau socialiniais tinklais. Antras dalykas, trečias dalykas, skiriau visą save ir savo dėmesį savo mylimom mergaitėm, nes jos ant tiek dėl manęs pasistengė ir tiek visko pridarė, tiek staigmenų, įspūdžių ir viso kito, tai žinok, aš negalėjau tiesiog, telefonas buvo nustumtas į šoną visiškai. Geros dienos tavo, ačiū Natalija ir tavo geros dienelės. Kur čia draivinam? Lakstysim po Lietuvą. Tai kaip man jaustis tada irgi senam, nebejuokink. Aišku, kad senas, pažiūrėkit save į veidrodį. Oi, blema, man atrodo, tai gausi. Iki, kas mamuk, iki, tauriukai, iki, mėgaukis gimtinę. Jau metai praėjo, greit laikas eina. Žiauriai. Žiauriai, jo, dabar, kai reikia tvarkyti tos visus popierius, buvo laikas, kai buvo aprimus, ta prasme, ne tai, kad aprimus, bet jau buvo lengviau, žinai, bet kokiu atveju laikas gydo. Neužgydo tų žaizdų, bet jau lengviau buvo atsikvėpti. O dabar vėl, kai reikia viskam ruoštis, ta prasme, viską organizuoti, viską planuoti, sakytis, rezervuotis ir vėl sukelia tas tokias emocijas, ne fainas. Ne, aš ką tik buvau su kitu account. Su kokiu, kiek tu jų turi, daugiukai? Hello. Labas, fizrukai, kur buvai? Viskas, išvažiavai į Lietuvą, pamiršai draugę Norvegijos. Ką? Iš vis turėk sąžinę žmogau.
Ir dar rankytė jisai. Labą dieną, Ilona, tetutė. Nerodo mano žinučių. Tai greičiausiai, kad nerodo. Gali būti, kad nerodo. Labas rytas, laidukai, labas. Kur keliaujam, ką darom, pasakok. Pas mane turėjo būti gražus oras, graži diena šiandien, bet žinok, rūkas. Forever young mes. Tikrai taip. Tikrai taip. Taip, tauriukai. Labas, Vilniukai. Bet vėl apgausiu, tu net neskaičius mano PM. Meškinai, aš žinok, nesusigaudau, kokias žinutės man skaityti ir kur jos nukeliauja. Va, matai, dar daugiukas rašo 10 žinučių, sako, neskaityta. Nu, blemba, sorry, nu, taip gaunas. Gerai, Ilonėlė, lėkiu aš geras dienelės pas mus plius. O, nors biškį atsiusk man šilumos, prašau, valdukai. Krepšinę varau žaisti. Varyk, pajudink biškį savo senus kaulus. Vėl tai gaus. Pas manęs nuo jūros apniukę, mes namuose saulė. Mes namuose saulė. Tai nesuprasi. Mes namuose saulė. Tai nesuprasi. Aš nesuprasi? Ne. Oro nesuprasi. Ok. Supratau. Bet šiaip dienos metu turėtų biškį pragedrėti. Trumpam užbėgau, parašysiu, paplėpėsim. Su viena koja tik tai buvo įžengęs. Trumpam užbėgau. Bet. Supratau. Nu, pas mus irgi turėjo būti graži diena, bet dabar bent jau rūkas apsiniaukė, tai nežinau. Dienos metu turėtų pragedrėti. Pažiūrėsim, ar pasiteisins ir dotanu. Atsidaryk mano profilį ir rašyk žinutę, ten pamatys. Rimtai? Dabar jaučiu spaudimą. Vyriško šilumos seni, bet tvirti kaulai. Kaip ir mano. Turim dar parako, ne? Žiūrėk, pas mumis nenupuskit to rūko. Jeigu pusiu, tai vat specialiai, žinok, pusius laidukai į tavo pusę. Kad gautum ir tu to grožio. Žinok, geri vaizdai gaunasi prie rūko. Ypatingai prie vandens. Gal visai ir norėtum tu to rūko, ar ne? Susigalvoja, ką veiksi per raudonas dienas. Tetai tarp 30-40. Viduriukas, Tadai, viduriukas, 3-5. Labas, kokį spaudimą. Aukštai. Ai, gal susilaikysiu. Nu, bet gal. Gal vis dėlto. Porą vaizdelių. 5 minutėm. Fara, ačiū. Ačiū, Fara. Na, jis manikir kaip visada žalias. Bet jau reikėtų tvarkyti. Nice. Jobinsiu. Ko jobinsi man? Man už rūką? Prasileisiu, sakai, slaidai. Labukas. Na, į 4 dienas atlaikiai Krokuvai, tai stipriai. Aš porą dienų, bet laikau buvau Londone, žemaitukai, bunki. Koncerte buvai? Ačiū, Laurinai. Koncerte buvai, valdukai? Atlaikiau, žinau, 4 dienas. Bet grįžau be balso, dar ir dabar biški pakimęs. Girdit? 1, 2, 3 nėra 1, 2, 3. Jisai dirba. Išvaizdos prasme Max 25. Ačiū labai, Tadai. Žinau, kad meluojat, bet malonu. Jobinsiu per Velykas. Aš galvojau, man jobinsi. Yra. Kur jisai yra? Nėra. Jisai nepasijungęs. Kodėl sakai, kad yra? Ne, nėra, man nerodo. Yra! 1, 2, 3. Ei! Ok, palieku, lauksiu, paėm jei termosiuko noriu. Didelio ar maž? Gerai, meškinai, ačiū tau labai už rūpestį, tu rūpestėlis mano. Buvo Superfesta, buvo irgi galinga, bet čia praeitą savaitę. Pas mane savaitgalį buvo, bet dabar noriu ramybės. Aš jau per sena, žinokit. Išdavikas. Čia tu koks bliomba, bet tu fu koksai 1, 2, 3, žinok, barsiu tave, pyksiu. Labuka, nu labas. Kodėl užsisliepęs? Ne, aš taip nešneku, turiu pagarbos moterims, vyrams galiu sakyti. Nu, aš nežinau, gal tu jau drįsti, taip, žinai, gal nusipelniau, kaip sakant, yra už ką. Labukas, labas visiems, labas.
1, 2, 3, dabar laukiu tavo paaiškinimo. Kiek laiko esi čia ir dar iki šiol nepasilabinai su manim. Rimtai barsi? Aišku, kad barsiu. Aš tave visą laiką baru. Visą laiką, nes visą laiką prisidirbi. Rimtai barsi? Aišku, kad barsi. Dar klausi. Bet rimtai kokia užtynus eina savo, čia gal dar nuo savaitgalio man taip laikosi. Aš neįsivaizduoju, kaip turėtų gyventi tie žmonės, kurie vartoja kiekvieną dieną alkoholį. Čia yra kažkoks kosmosas. Aš ta prasme, vienas kokteiliukas, viskas, aš jau plaukiu. Tai aš nežinau, kaip reikėtų jaustis, jeigu taip pat kiekvieną dieną žmonės nuo ryto atsidaro ir iki vakaro. Kokia tai savijauta? Ta prasme, tu migloji visą laiką, ne? Pati žinai, kom baigsis. Ok, viskas. Aš jau sena, avino ragus nuleidžiu, tai žinok, net nebesiginčys. Kamuoliukai, ačiū. Po vandeniu. Grinai mesi labukas visų pirma. Mėlyni vaikšto žiauriai. Tony, thank you so much. Aš nežinau, ten ant tiek turėtų būti paburkimas, arba jie jau, žinai, vienomis jau teka nebe kraujas, o spiritas. Labukas mesi, labas. Hello, Tony, thank you so much. James, приветик, 100 лет, как ты? Nes rimtai, aš sakau, gal dėl to, kad mano organizmas taip reaguoja, kadangi aš visiškai nevartoju to alkoholio, žiauriai išsivaliusi esu, atsidavusi sportui, tas fizinis aktyvumas yra pas mane tikrai didelis. Tai gal tiesiog mano organizmas nėra pratęs, bet sakau, man po vieno kokteilio tai kosmosas kažkoks. Klausyk, Dailytų Pantera. Tigrica, blemba, ką jau ten Pantera? Tigrica. Čia irgi vienas iš tų mūsų juokelių Lenkijos. Kas sportuoja fitnesą, baklažanai? Žodžiu, aš sakau, tiek buvo visko toj Lenkijoje, kad aš dabar net neatkartuosiu. Aš savo galvoju, realiai, aš prisimenu viską, ane? Ir man juoką kelia, pas mane šypsena tiesiog nuo veido nedingsta, lygiai taip pat ir mano mergaitėm. Bet kaip bandai papasakoti kažkam, tai tas žmogus vis tiek, kai jisai ten nebuvo, jisai nesupras. Ja, Norma, tai как я тоже хорошо. Спасибочки, Джеймс. Едешь на праздники куда? Домой? Нет? Šauniai, kaip ir priklauso. Aš grinai sakau, mergos nusirovė. Atitrūko, žinai, siela nuo kūno. Ten jau buvo, žinai, off viskam. Taip, lemba, įsivaizduokit, iki tokio lygio, žodžiu, mėgojau va taip va prie sienos ir čia langas, bet mes mėgojom tokiam, kaip skverelį, žinai, kaip Italijoje būna senamiestis. Lenkijoje va tas senamiestis, ane? Ir mūriniai tie tokie pastatai su mažais tokiais langiukais. Senovinis tas pastatas, žodžiu, tokiai turistiniai vietoje mėgojom, žodžiu. Ir langas buvo per naktį atidarytas. Tai jūs įsivaizduokit, atsikėliau nuo ko, net nežinau kaip, ta prasme, nuo balandžio garso, ane? Bet kas svarbiausia, ta prasme, galvojau, langas tas atidarytas ir aš tiesiog girdžiu tą balandį. O čia mėgojau aš. Čia buvo tas langas atidarytas ir čia ta užuolaida taip kabėjo. Ir aš atidarau akis ir tas balandis, blėt, va taip į mane žiūri, įsivaizduoja. Aš sakau, bet mergos, jis čia. Kai visas pašoko. Viena draugė paėmė, sako, žiūrėkit, dabar bus kaip per vestuvės ir ta balandį taip į viršų, o jisai į apačią. Sakau, blėt, žudykė. Žodžiu. Žiauriai, sakau, aš dabar в Берген. На отдых в Берген. Я думала, домой, может, поедешь. Ačiū, sveikstu, po truputį lengviau jau ranką judinu. Biškį tik judinu. Maniau nuo troškulio, nuo balandžio. Aš sakau, tu primesk, tu žmogus miega ir girdi tą garsą. Aš galvoju, kad, ta prasme, gal per miegus, gal sapnuoja, gal dar kažką. O jo labiau aš miegu su tais kištukais. Tai per kištukus aš išgirdau jį, atmerkiu akis ir toks, žinai, iš užuolaidos tas snapas ir ta galva tokia. Kaip buvo žiauriai.
Balandžiai rytais neskraido Nardo grinai ir jinai dar tokia, žinai, su pasididžiavimu, kad jinai paėmė, sako, žiūrėkit, į dvi rankas, sako, žiūrėkit, tai bus kaip per vestuvės, jinai metai į viršų, kad jisai skristų, o jisai va taip į apačią. Nu, žodžiu. Nardantis balandžiai, nu. Negerai miegoti su kištukais, žinok, mes, aš jau 10 metų turbūt miegu su kištukais. Kitaip negaliu, aš labai jautriai miegu. Aš pati esu jautri, jūs jau žinote, ne? Žiauriai jautri ir empatiška. Ir mano miegas irgi labai, nu, ta prasme, aš jeigu išsižadinu, aš nebegaliu užmigti. Tai kenkia mano organizmui, nes aš negaunu normalaus poilsio. Tai tiesiog priėmiau tą sprendimą ir jau 10 metų aš jau miegu su kištukais. Man taip yra geriau. Bet aš pati suvokiu, kad aš antiek pripratau prie tų kištukų ir prie tos ramumos ir tylos, kad aš jau be jų turbūt iš vis negalėčiau užmigti. Knarki. Ne, žinok, jisai ne. Ne, tfu, neprikarksiek, aš neturiu tos bėdos. No. Geras dienos, einu kavytės, skanios kavytės laidukai, geros dienelės. Atpusiu rūką, bent jau 5 minutėm. Neli, kartais. Ne, žinok, neknarki. Kartą į pusę metų gal. На отдых теперь. Ай, поняла, как там погода? Вчера моя подруга присылала видео мне, так там дождь. У нас сегодня все в тумане. Просто все в тумане. Обещали хорошую погоду, но, увы, хорошей погоды нет. Kartą į pusę metų. Bet nieko prasileidžia biškį ir tada vėl nebeknarkia. Pusę metų, žinai. Užtyla. Blemba, nežinau, kaip man būtų, jeigu su knarkinčiu vyru reikėtų miegoti. Я еще не там. Но будешь. Окей, я пришлю тебе хорошую погоду. Обещаю. Tada suprantu, kad nereikia daug geriau. Neskauda, ne? Tada skauda, kas čia mus kviečia, nepažįstam. Tai aš mesiu, tai tu įsivaizduoji, ant kiek aš jautriai miegu, kad aš net su kištukais viską girdžiu. Aš viską, sakau, aš balandį tą per su kištukais girdėjau. Viską absoliučiai girdžiu. Biški gal tyliau negu būtų be kištukų, bet, nu, tu įsivaizduoji, vat ant kiek esu jautri. Ausinės užsidėk su muzika. Nežinok, čia man dirgiklis. Aš tau rimtai sakau, mesiu turiu, vat su tuo, man turi būti ramybė, man turi būti tyla, nei garselio. Aš net realiai, kada, ta prasme, į gamtą išvažiuojam su palapinė, ane, nu, aš turėčiau mėgautis tą gamtą, klausyti ten tų garsų, nu, ta prasme, faina, ne, romantika ir visa kita, bet aš, žinokit, net gamtoj naudoju, ta prasme, kištukus. Nes aš tiesiog neišsimiegu, nu, aš kenkiu savo. Tai yra блогис. Милая девушка, привет из Украины. Привет, ребят, привет, Украина. Привет из Норвегии. Хорошего дня, прекрасного настроения. Nu, supratau, juokauju aš. Norėjau, kad pagailėtum, o tu tyčiojas. Lauri, labukas, labas visiems. Labukas visiems, kas jungiasi. Ačiū už tapukus. Lauri, dėkui. 1, 2, 3 tu darbe. Kaip atsigauti ryte treniruotę? Nuo ko pavargęs? Baliavoji, mesi. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Labutis, Lauri, labas. Копаешь 1, 2, 3? Ar не копаешь? А чай сухой? Ты копаешь, а не копаешь? Доброе утро, прекрасная, чудесная принцесса. Привет из Бразилии. Привет, ребята. Привет из Норвегии. Thanks, I'm fine. That's good. Копаешь. Копай. Daug jau prikapal. Vidma labukas, labas. Jo vakar prisigėriau baisiai, vos namo. Nemeluok, mesi, netikiu. Netikiu. Nebent turėtų įvykti kažkoks perversmas. This is Lithuanian language. Yes, that's right.
Mesi meluoja? Kodėl netikiu? Nu, nes tu man toks, kitoks. Kultūringas, visom prasmėm žmogutis. Tai kažkaip, kad nepareitum pats namo, kad išgert gali, tai gali, bet kad nepareitum namo, kažkaip nesinori tikėti. Nes tu man toks romantikas, toks estetikas, toks kultūringas žmogutis, tai nenoriu tikėti, žinok. Nenoriu tikėti tom. Kiek metų, jei nepaslaptis, su teta ginčiamas? 35 snaiperį. 35 meteliai. Ką tik sukakojo, pakakojo. Да ладно. Карлос, ты очень красивая, прекрасная леди. Ай, dabar jau aš Karlos. Aš tai šiaip Ilona, если что. Čia vertėjas gal taip verčia, ne? Labas rytas, Herman. Labas rytas, Gumorgen. Ačiū ir tu pati geriausiai dievinu tave, o aš tave. Labas. I have been in Vilnius and Kaunas. Wow. Labas. Stringi belė kaip snaiperį rimtai? O kaip kitiems stringu? Negali būti, jog tau tiek metukų. Kęstuti, kodėl daugiau? Galiu būti ir 40. Labukas, viskas gerai. Nu, nestringo. Very nice people, thank you so much, Herman. Ne, viskas gerai. Snaiperį kažkas pas tave, žinok, blogai. Maniškiam nestringa. Oho, kokia gražuolė. Ačiū. Kažkam gražuolė, kažkam pabaisa. Žibina pagal save ir tiek neduoda. Nu, nežinau. Nu, ačiū. Priimsi tai kaip komplimentą. Eilinį. Dėkui jums labai. Nesvarbu, ačiū. Aš to такое манишки. Манишки это моё, манишкис. Манишкис, например, ты можешь говорить про парня или мужчину, или мужа, да, манишкис. Мой, то есть, да. Или манишке, то есть моя. Моя женщина, моя девушка, моя жена. Tai tik... Thank you, Sir Mark, Thomas. Thank you. Ačiū, nesvarbu. Labukas. Ačiū. Bet jūs kai mėtot tos komandos kažkokius čia tos širdelės apyrankės, tai žinokit, keičiasi tos lygis, vieta kažkokia. Это литовский? Да, это литовский. Угу. А где ты слышал этот? Тебе кто-то говорил, что ты манишкис? Pašnekam kažką gal. Nu, davai. Tai pamelavai ar nepamelavai mėsiu? Grįžai girtas ar negirtas? Labas, Ilona, лабуkas, Tomai. Я тебя слушаю. Как радио, да? Nu, varyk mėsiu. Varyk. Tik dabar sužinojai. Jo. Ne, aš galvoju, kad nuo paprastų dovanėlių, bet čia reiškės ne nuo paprastų, mangi kaktusas pasakė. Ačiū, bet nuo tokių širdelių kažkas vyksta. Love you, thank you. Taigi sakiau. Ну, незнаю. Ну, окей, потекесю. У тебя очень хорошее произношение. Спасибочки, спасибо, ребят. Labas, labai graži, super. Ačiū. O tai heiterių nebus, vien tik tai komplimentai šiandien? Čia mano gimtadienio proga? Taip viskas susiklosti. Visi heiteriai pašalinti iš eterio, užblokuoti, įtraukti į juodą sąrašą. Ar čia man tiesiog tai pasisekė? Laiku pasijungiau, heiteriai dar miega. Arba pagirios dabar jiem. Pala dar ateis miega turbūt. Ai, žinai, ne, Arturikai, jau lauki pasiruošęs. Kad jau toj bus kova už buvę. Ne, jeigu daug bus, tai tada atsijungs. Neina savęs užsiblokuoti. Tai, jeigu visi būtų mesi tokie heiteriai kaip tu, tai aš džiaugčiausi, žinok. Jungčiausi kiekvieną dieną, bent jau 5 minutėm. Kada tavo gimtadienis? Buvo. Valdukai buvo. Prieš savaitėlę. Lygiai prieš savaitėlę. Sakiau, žiais, koks nestandartas pasireikšti. Visko gali būti. Laukiam.
Išskėstom rankytėm. Peter, tusen tak. Prieš tokį grožį kokie dar heiteriai. Sigitai, žinok, ačiū labai, bet tikrai yra. Peter, tusen hjertelig tak. You're very beautiful, thank you. Tai su praėjusiu. Ačiū. Ačiū, Valdukai. Va, ačiū labai. Ačiū. Senstelėjau dar meteliai. Dar meteliai senstelėjau. Arigato, hello. Hey, Peter, kus te komedek? Hola. Nu dabar žinokit nebeversiu. Man labai faina, kai yra tiek užsieniečių, viskas ok, bet kai rašo man nesuprantama kalba, nu tai aš tingiu versti, žinokit. Labas, su praėjusiu, ačiū labai. Grožis, laimės, ačiū Sigitai. Mano buvo ir tavo neužilgo buvo gimtadienis. Mes, žinok, atvirai, labai atsiprašau, bet tikrai neprisimenu, kada tavo gimtadienis. Tikrai ne, bet su praėjusiu ir tave. Labą dieną, sako. O, Valdukas kaip visada mano vertėjas. Ačiū. Labą dieną, pasakyk jam. Gobras, kaliuta fjerna en hekno. Hade ferie, påskeferie. Kažkas sakė geriau kaktusas. Kaktusas, sakė, kai buvo per daug čia užsieniečių. Sako, plėt, jau kalbėkit geriau lenkiškai. Hi from Chile, hello from Norway. Nepažįstu tavęs, bet šaukiesi heiteris, siūlyk te mama. Vitalija, ačiū. Oh my god, ačiū labai. O Dieve, dėkui, neišprotėkit. Ačiū labai. Dėkui už jūsų dėmesį, jūs geriau su manim pabendrakit, ne, det helk. Men nästa uke. Hade ferie, Elenai. Corazon irgi komplimentas tau iš jo. O ką reiškia corazon? Atleisk, aš tavo ir nepamenu. Balandžio 3. Vitalija, ačiū labai, ačiū nesimėtom. Viskas, pasveikinot su gimtadieniu, tebūnie tai gimtadienio dovana, ačiū jums labai ir viskas, stop. Vitalija, labas, ačiū. Širdelė berods. Aš širdelė, nu gerai. Corazon. Ilona Corazon. Visai gal gražiai būtų pavardė. Let svaigstu. Vitalija, ačiū, nesimėtom. Man jau nebetelpa, žinokit, rankytėse. Keletą reikšmių yra. Nu, tikiuosi ne keiksmažodis. Corazon, širdis, nu va, mesiu. Turiu vertėjų, ačiū Vitalija, ačiū labai. Hei, Hardy, 2 meter cykel, og nå en bideler som må bli ferdig, for jeg kan ta ferie. Å ja, stemmer det. Så du travelt, kjempetravelt nå, sant? Beautiful, thank you. Tai tu esi širdelių karalienė, kiek pamenu, nu taip, turiu aš tą savo širdelę. Žinokit, draugės dukrytė, tai net sako, nu Ilona, nu jau tavo tas, tai jau viskas, tai žinokit, jinai net mane mėgdžia. Žiūrėkit aš Iloną. Įsivaizduoju, net vaikų įtaką padariau. Nepamiršau, aš dar čia, meškinai, aš dar čia. Bet kaip matau ir tu nepamiršai. Travel man still good looking. That's good, Peter, that's good. Baby, don't hurt me. Pašnekam kažką žmonės, duokit temą, bet gerą. Na, davai, duokit. Ką pašnekėsim? Apie viską ir apie nieko, kaip visada. Men vi får snakkes ut og jobbe. Snakkes vi! Ha, fin dag videre! Apie kvantinę fiziką šiaip įdomu. Ar turi, kai gali startuoti? Velniukštė, kaip tu susitvarkiai navo reikalus? Kvantinė fizika. Come on. You're first. Let's go. Ha, en flott dag du også. Tusen takk, Peter. 1000 hjertelig takk. Per stiprų šeštadienį.
Blemba, mes, žinok, dabar pradedu tikėti. Matau, kad tau šiandien sunkus rytas, tai pradedu tikėti, kad buvai išgėręs. Tema užduota pasireiškit Hebra. Tai gal tau reikėtų pas mokslininkus apsilankyti laive, ar turi kai? Oi, ne, dar tik įsibėgėt pradėjau, dar liko daug pakaukt. Tik nenuleisk rankų. Jau esi pusiaukelį, tai nenuleisk rankyčio. Atomus, elektronus nori kalbėti. Nu, matai, domina. Nu, net neįsivaizduoji. Blemba, žinok, tikrai neįsivaizduoji, Mesi, tikrai neįsivaizduoji, nes tu man toks esi ir kai tu sakai, koks tu buvai, tai man, žinai, kaip ant svarstyklių, grinai, nu, ta prasme, nubalansavo. Bet tai nieko blogo, visiškai nieko blogo. Nu, Hebra, balandžius aptariam, tai kažką rimčiau reikia. Reikia palaukti, žinoma, reikia palaukti. Tu net neįsivaizduoji. Neįsivaizduoju, tikrai Mesi, negaliu net įsivaizduoti. Atvirai. 1, 2, 3 net nieko nerašo, jisai kapait. Katlavan kapait. Apie miško kirtimą galim kiek medžio metų, tarkim, kaip sužinoti. Pagal žiedelius. Žinau, čia vienas pėca. 1, 2, 3. Kiek medelio metų? Klausau. Specas, matai? Tavęs klausia apie medelius. Tai važiaurų sakiau. Nu gerai, bet reiškia, tau to reikėjo. Nu tebūnie atėjai 4, nu tebūnie atšliaužiai. Nu okei, nu. Taigi ne kasdien, ne kiekvieną savaitgalį, teisingai mes. Tebūnie tas 1 kartas į pusę metų, ane? Yra mokė mane, kaip sužinot, atrodo, kai nukerti pagal linijas. Taip, mane irgi mokino. Senelis, dar senelis mane mokino. Pagal žiedelius tos. Jo. Tai aišku, pagal kamieno, ne pagal lapą. Eik tu, rimtai. Aš galvoju, pagal šakelę gali nuspręsti. Tebūnie ryto atidirbti reikės. Nu, ką jau padarysi. Mesi, bet atsimink, kad tu ne vienas. Aš irgi dirbti turėsiu rytoj. Mane ir senelis. Kokie mūsų seneliai geri. Gyvas dar tavo senelis, Valdukai? Mano tai ne. Labas Edgariukai. Mano senelį nebėra, bet ką išmokė, tai išmokė. Dar ir lanką, žinokit, moku pasigaminti. Irgi senelis išmokino. Mano širdis kaip kopūstas visiems po lapą. Taip, aš taip sakau. Kad mano širdis didelė kaip kopūstas, kiekvienam po lapą, kiekvienam geram žmogeliu kaip po lapeliam, kad galėtų susukti savo balandėliam. Apie ekonomiką reikia kalbėti visi mano seneliai, supratau ir mano. Lai ilsisi ramybė, tada faršo į vidų, tegul būna vegetariški, vien tik lapas. Pofik, kiek metų šnait ir nėra. 1, 2, 3, koks tu žiaurus. Ir gausius balandis. Hello, beautiful girl. Hello. Hello, guys. Ką per Velykas veiksit? Dažysit kiaušinius ar daužysit? Pas mane vien berniukai ir apie kiaušinius kalbėt. Nu, okei, galim pakalbėti. Tu tokia faina, bet antakius geriau aš padaryčiau, Edgarai, ačiū tau, labai priimsiu kaip komplimentą, bet savo antakius tvarkausi pati ir jie man, žinok, labai patinka. Man patinka ryškus antakiukai. Nardantis į skrandį. Arba ne. Atsargiai galėtų padaryti. Arba ne. Apie kiaušinius gal nereikia. Nu, pabandom. Žinokit, kažkur mačiau. Nežinau, ar žinot, man atrodo, jisai ukrainietis yra, bet jisai šneka rusiškai, Zubarevas toksai. Tai žinokit, kažkada pasako, kad Amerikoje kažkas vyriškos lyties atstovas, žodžiu, nusičiaudė ir jam sprogo kiaušiukas. Įsivaizduojat, kaip būna? Tai kad vyrai nečiaudėkit ir nekosėkit geriau. Ar gal jisai pakosė, o nenusičiaudė, o dabar galvojo.
Nupirksiu gražų kiaušinį ir nunešiu į darbą, paimsiu. Ir gausiu dieną išeiginę, mano planas. Ach, tu blemba, dar papirkinėsi čia, už kiaušinį gausi išeiginę? Nu, blemba, man tai už kiaušinį nieks neduoda išeiginę. Nes pati savo jo nepasidovanosiu, ne? Aš žinokit, tiek kiaušinių per savaitę suvalgau, kad, man išeiginė net nepriklauso už kiaušinių valgymą. Labas, Lana, jūs labai gražiai, iš kur esate, jeigu galima paklausti. Švedai, taip, žinoma, galima. Aš esu iš Lietuvos, bet daug metų gyvenu Norvegijoje. Ten dėl to spaudimo reikia mažinti visada, kad nesprogtų. Matyt, jau buvo prisirpę, kad nuo kosulio pratruko. Yra baisu, apie ką dar gali pagalvoti. Edgarai, gali parašyti dar kartelį, ką nori pasakyti, nes dar gsli per daug klaidelių nebeįskaitau, nebeiššifruoju, žinok. Na, toks konkursas, čia pas jūs taip sugalvota, aš tik keptus valgau. Ne, aš valgau ir virtus, ir keptus, ir kiaušinienį, ir omletą, ir benedikto kiaušinį, ta prasme, visais pavidalais. Man žiauriai skanu, žiauriai daug kiaušinių valgau. Nesusijęs su laukais, logistinė firma. Šienas būdavo gerai. Aš neturėdavau kaimą, bet jeigu pas draugę į kaimą nuvarydavom, tai tiek yra plemba prišokinėta ant tų sienų. Aš nežinau, ten tvartai tokie būdavo, tai iš 2 aukšto tvarto šokdavom į apačią. Ir būdavo dzin, ta prasme, susilaužysi, nusisuksi sprandą, kaktą ar dar ką, ar kaklą. Žodžiu, bet būdavo smagu, yra ką prisiminta, ne? Sveiki, labukas. Ir miegodavom ant šienų, ir netrukdė, ir nebadydavo, ne? Būdavo smagu, būdavo gera, turim ką prisiminti. O dabar, oi, čiužinys per kietas, oi, čiužinys per minkštas, nepatogu, nemiegosiu, pagalvė reikalinga, nereikalinga. Kokie mes komfortiški pasidarėm. Sveiki, labukas. Sakai, užsikroviau geros energijos, bet išsikroviau, ta prasme, iškroviau visą darbymetį savo. Kiek blogio buvau prikrovus. Manęs klausė. Userė, ar nėra skirtumo klausti? Ir ausų kištukų nereikėtų grinai, 1, 2, 3 grinai ir nieks netrukdė. Bylė, Iliš kviečia, nekviečia. Atmetam. Ir ausų kištukų nereikėdavo, tikrai. Aš nežinau, kodėl man atrodo. Blemba, kodėl aš dabar galvoju, aš pradėjau. Kodėl aš pradėdavau? Žinau, kodėl aš pradėjau tos kištukus kišti. Taip, žinau. Žinau, kas kaltininkas mano šitos bėdos. Kada į Lietuvą, nes noriu prisipažinti tau meiliai. Aš pasiruošus, prisipažinkit, aš jūsų klausau. Galit kas porą alučio šalto atvežti. Šalt krepšyje, ne? Kokius kištukus. Miegu su kištukais ausyse, kad negirdėčiau nieko. Tai dabar prisiminiau, dėl ko aš jos pradėjau kišti. Jau kišu 10 metų. Ne, per daug žiūrovų. Rimtai, galim likti 1 ant 1, hardai. Kad ten prisipažinsi, jau senai mano meilė, velniukšti, vaik. Vitalij, ačiū! Tu dar čia, aš galvojau, tu jau pabėgai, dėkui labai. Pas tave namie ofisinė žaliuzės? O, ta prasme, kas nusprendė, ar jos ofisinės ar neofisinės? Vitalij, ačiū. Ofisinė žaliuzės. O, kokia tu. Taip, aš tokia. Ačiū, Vitalij, ačiū labai. Alutis nepadės, reikia stipriau, ne? Aš kaip tik noriu girdėti, kas aplink naktį vyksta, taip, kad išgelbėjau savo turtą. Aš tai žinok, aš ir su kištukais išgelbėsiu savo turtą. Aš sakau, aš net balandį per kištukus girdžiu viską, aš žiauriai jautriai miegu. Tai man tie kištukai biški nuslupinti tam garsui, bet šiaip aš viską girdžiu. Čia ruletai nežalisis. Nėra skirtumo valdukai. Bet būtent, ką noriu pasakyti, nėra skirtumo. Tegul žmonės vadina kaip nori. Tegul vadina, kad ir plišuotom užuolaidom. Ar dar kuo. Matai, oficiniai.
tu blemba išsivaliau liulį. Čia ruletai nežalėsis, nu man. O kas padėtų? Stipriau kažkas padėtų, mes turi gydytis nuo to, nuo ko susirgai. Bumdė, jei būtum Lietuvoje, nereiktų pačiai valyti liulę. Išpūstų man nosį. Pas mane ir panašas, tik išilgai uždėjau. Labai patogu. Pas mane prieš tai buvo užuolaidos, nekenčiu užuolaidų, nekenčiu. Visų pirma, jos yra ilgos. Visų antra, jos yra be galo, pas mane buvo veliūrinės juodos. Jos yra be galo sunkios. Aš turiu katiną. Dar vienas dalykas, visą apačią apsiveldavo, ta prasme, jo plaukais. Ir belė kiek, žinokit, dulkių kaupdavo. Ir tas, tiesiog medžiagos, žinai, tas vis tiek, pritraukia tų dulkių, pritraukia tų plaukų, tai tu grįžti namo ir nėra to tokio šviežumo, jausmo, tas toksai medžiagos kvapas, negalėjau pakęsti. Nežinau, 3 ar 4 metus dabar galvoju, ačiū labai, 3 ar 4 metus pragyvenau su užuolaidom ir nebenoriu tų skarmalų, nebenoriu tų škurlių kabančių ant langų. Aš nesakau, man gražu, užuolaidos tikrai daugiau jaukumo duoda, tikrai jaukumo turi, bet nebenoriu, žinokit. Aš nesakau, kad aš niekada jų neturėsiu, gal man vėl apsišvies kažkas ir vėl aš jų norėsiu, bet dabar man taip yra patogu, man taip yra gera, kad aš, tikrai nebenoriu grįžti prie užuolaidų. Nenoriu stipriau, turiu tekilos dar. Vaik. Blemba, kokia tu fainai laniuka, ačiū labai. Jokauju, liulį pati valytumės, bet prižiūrėčiai rūpinčiaus tave. Galvojau, išpuštų man nosytę. Žinai, kaip lėliukui traukti reikia. Pritariu dėl užuolaidų, dėl patogumo. Tikrai 100%. Baik mesi! Nedaryk taip. Aš pastebėjau, vienišas panas dažniausiai galimai vienas gyvenas. Tai jeigu jos vienišos, tai su kuom jom gyventi? Su katinais? Su šuniukais, kurios turi katiną. O tipo, jeigu tu turi šeimą, tai tu negali turėti gyvūną? Velniaukštė, apie ką tu šneki? Ta prasme, gyvūnas neįleidžiamas į šeimą, jisai priklauso tik tai vienišoms. Kažkas pavydė, Mesi, rodai silpną. Vairas. Baikit, Hardai ir Mesi, baikit, nes supyksiu, atsijungsiu, baikit. Man nepatinka tokie dalykai, pas mane pozityvūs žmonės ir nekonfliktuojantis. Baikit aiškintis. Hardai, baik. Mesi ir Hardai arba baigėt, arba paprašysiu, žinokit, savo 1, 2, 3, kad nutildytų. Negalima taip. Biški atsikvėpkit. Hello from Norway to Brazil. Hello. Baigit čia pyktis, ta prasme, jau baigė. Gerai, šaunuolis tu man. Pasirūpinai. Nutildėjai, tikiuosi neužblokavai. Labukas man, tai labas. Jie tik rašy, pat šiandien Tomai baig, aš šiandien tokia jaučiuosi užtynus, sako, ypatingai šiandien. Aš tokia užtynus jaučiuosi, nežinau nuo ko iš tikrųjų, bet atrodo ir išsimegojau, ir skysčių nedaug gėriau, bet labai kažkokia tokia paburkus. Netai parašiau, turinčios katinuką dažniausiai vienišos gyvena. Ne, aš turiu katinuką. Myliu savo katinuką. Turiu tą nulio paustik. Greetings from Gvinėja. Hello, Gvinėja. Hello, guys. Nežinokit, ta prasme, tai tikrai neturi įtakos, ar tu vienišas, ar tu vedęs, ar tu išsiskyręs, ar tu turi šeimą, ar tu turi 30 vaikų, ar 2 vaikus. Jeigu tu myli gyvūnus, jeigu tu nemyli, tai tu nemyli. Labas. Kokia graži lietuvaitė, ačiū, Boratai. Labukas, sako manai, labas. Labas visiems, kas jungiasi. Patinti galima ir nuo šilumos, ir kepenėlės dar neatsigavę po Lenkijos. Valdukai, tu tikrai tiki, kad aš tiek geriau? Ne, ta prasme.
Ne, taigi žinai, kad aš nevartoju. Aš sakau, ten, žinai, porą kokteiliukų ir viskas, mamytė out. Ne, nežinau kodėl, šiaip iš tikrųjų labai gerai miegojau. Labai, gal per gerai, net seilė buvo nutisus. Gal dėl to. Šiandien visi užtynė savaitgalis, bet tu ne. Užtynus, Tomai, baig meluoti, užtynus tikrai. Ne, tik aš kalbu sarkazmą. Sakai, jo ant senatvės kepenėlis nebeveikia. Streikuoja, nebepaneša. Tai ką ir sakau, kad galimai vienišas gyvena, gal ir ne visi, bet dažnai. Ant senatvės, žinok, labai daug moterų apsikarsto katinais. Per gerai. Kas per gerai? Per gerai atrodau. Per gerai užtynus. Beautiful, Steven, thank you. Ar per gerai išsimiegojau? Baig man su ta būdu, nepradėk 1, 2, 3. Taip, gerai išsimiegojau, tikrai labai. Net neatseilytė, va taip pabėgau. Aš keliausi 4 ryte, maniau šiam Stanionės kova. Rytoj kova Stanionė, norvegiškų laikų bus 5 ryto. Reikia išsipirkti transliaciją. Ryt bus Stanionės. Kokia melekė. No! Su rūgėlė. O tai ką, negi tokia sena? Ne. Senstilius. Kur atvažiuot su gėlėm. Rimtai. Per gerai miegojai. Taip, 1, 2, 3 labai gerai išsimiegojau. Tu turbūt paslėpęs tą būdų. Šią naktį. Ryte. Bent jau Norvegijos laikų bus 5 ryto. Jau nusistačiau žadintuvą. Kelsius. Išpirkta transliacija. Na, 4 ryte nebe naktis, LT tai 6 ryto. Nu, pas mus nargi 5. Aš jau pasidomėjau, viskas jau galit man nesakyti. Pas mane jau žadintuvėlis paraštas. Kelsius žiūrėsiu. Truputuką daugiau negu 33,5 man Vilniukščia. Nu, paryčiais, jo. Išspręsim tą problemą, baig mane gazdint. Negrasink. Ar pagal žaliusis reikia eiti ieškoti? Gali pradėti. Where are you from? I'm from Lithuania. Aš labai laukiu, tikiu, kad širdys ir protas laimės. Turėtų, blemba, turėtų. Bus iš tikrųjų gera kova, nes nei vienas, nei kitas neturi pralaimėjimų. Per kokį kanalą žiūrėsi. Turiu išsipirkus transliaciją per DZ kažkaip ten taip. Ai, Norvegija, kaip gaila, kodėl iš Lietuvos bėga tokios fainas. Aš grįšiu, Tomai, aš grįšiu. Plius mergaitė jo gimti turi. Padarysim, blemba. Turim tikėt. Jo. Taip, Mesi, taip. Tu teisus. Žiūrėsim, kovosim kartu su juo. Žodžiu, sirgsim, kelkitės, nepramieguokit, nes pats azartas yra žiūrėti tiesiogiai, o ne paskui kartuojimą. Tai, kad nepatingėkit, atsikelkit anksčiau, paskui galėsit pietų mėgelių nueiti. Aš tai tikrai kelsis. Turim palaikyti saviškius. Ypatingai tie, kas domisi kovų menais, tai tikrai turim atsikelti, turim pasižiūrėti, turim palaikyti. Kitaip nebus. Ir aš laukiu, ir aš tos kovos žiauriai laukiu. Bus gerai. Reik 100 uždėtų stanį. Sakai, darysi statymą. Aš tai šiaip nemėgstu tų tokių dalykų, nes man tai yra azartinis žaidimas, tai aš tokių dalykų nepalaikau, bet jeigu tu nori, bandyk. Juokauju, aš geriau pamieguosiu. No, 1, 2, 3 turi atsikelt. Nebent tau nenravica. Labai tinka kinukai, ačiū. Hej, är du inne i det fina vädret? Ikke fina, Geir, ikke fina. Regni nå. Mesikofas buvo 5, dabar apie 4. Pakrito? Valdukai, tu irgi statymus darai. Jei laimėto plus 500. Tai dabar matai, sako 4. Nebebūtų 500. Didelis šiaip, jo, didelis tikrai. Kur žiūrėsi,
Traškį kartu palaikysiu. Namie žiūrėsiu. Aš prieš smurtą. Jėzau, tu mano gerėtis, aš prieš smurtą. Bet visus medžius kaip ir tavo Nikas. 1, 2, 3 ir nukertė, ne? Bet tu prieš smurtą. Labukas, Edgarai, labukas. Aš analizės rašau, kiti daro. Ai, rimtaigi, pamiršau. Tu blemba, rimtai pas tavegi net kreipėsi. Hardesų, lystavang ir nai išino. Pagal kofą turėtų sudažyti stanionių. Ne, netikiu, nesakyk taip. Per didelis, kai šiam kiam yra. Nuo kontoros priklauso skiriasi. Ei, jūs rimtai statymus darysit? Mes rimtai? O tai koks, gal kas žino, jeigu laimės? Koks skirtumas, koks jo honoraras? Svarbu pergalė, svarbu dalyvavimas. Svarbu išnešti tą diržą. Koks honoraras? Nu, koks skirtumas realiai, kiek pinigų pasipelnys tas žmogus? Kiek laimės, tiek jo. Jisai tikrai neprivalės dalinti su mumis. Kad tai vyktų būti. Bet stanionas nuvertintas. Blemba, baikit. Kad tavęs laukt sugrįžtant, bet galinę bilietą. Kažkada grįšiu, žinokit. Eduardo, atfollovinau tave. Ok. Ką man dabar daryti? Ką Eduardo man dabar reikėtų daryti? Apsiverkt? Nu kodėl? Jeigu aš tau neįdomi, tai viskas ok, atfollovinai ir tiek. Tai yra tavo pasirinkimas. Nebūtina man pranešti. Žinok, pas mane ir prisifollowina, ir atsifollowina žmonės. Tai yra normalu. 1,8 milijono gaus. Šaunuolis. Gausi apie 1,5. Jau ėjasi tai sulin į Stavanger. Da į Stavanger, gerai. Bet mokesčius atmeskit. Visą laiką. Nu visiškai taip, jei laimės. Vilte, ačiū mergytė, ačiū labai. Nu visiškai taip, jei laimės bus wow. Radot temą. Aišku, kad radom, taigi čia kovų menai, čia yra wow, čia yra aistra. Aš manau, duosi dudą gerai ėnesi. Tikiuosi, kad taip ir bus. Tokia sportinė raumenis laimiu. Tikrai ne. 1, 2, 3 jisai dar kažko tas Eduardo prirašė, ar tik tai, kad atsifollowino? Ja, potasta į dag. O ja! Štai yra atsakymas. Man jokio skirtum, bet esmė ta, kad kuo daugiau tokių kalbų, tuo daugiau. Tegul visi atfollowino, būsiu vienas, ramiau pabendrausim. Žinokit, nu ta prasme, tai yra visiškai normalu, kad žmonės gali pradėti stebėti ir gali pradėti atstebėti. Nu, kai tau nebesutampa, pavyzdžiui, nuomonės, kai tas žmogus tau nebeįdomus, nebeaktualios jo temos, nebeaktualios kelionės ar dar kažką, nu tiesiog taip būna, taip atsitinka. Arba kažką pasakiau, ne taip, kas, nu ta prasme, jo ausytėm yra nepriimtina, ne? Tuo daugiau norinčių į kovas veršis. Nu, žinai, verštis gali daug norinčių, bet talento turi ne visi. Jie atfollowina, nėra ko įrašyti ir žiūrė. Pravilna, aš irgi taip sakau, nėra čia ko. Atfollowina ir dabar dar varvinas eilę, ne? Viso geriausia, geros kloties. Followinkit kitas. Stanionio kofas didelis, nes už Eniso daug kas stato, todėl krenta Eniso kofas, o Stanionio didelis. Nu, pažiūrėsim. Bet kokiu atveju. Mes visi už Stanionį, mes visi jį palaikom ir pažiūrėsim, kas bus. Ane? Kam tie live, tarp mūsų neblogas live, manau, gautasi. Mūsų live galėtų būti live. Žinai? Taip, Vilniukštė, mano sūnus lanko boksą. Paims Stanionis, matas vieną iš jo ryžtų ir išsigimų. Drįskit, tėvai, aš tikiu ir aš paims, padarys, bus gerai. Tik atsikelkit, žiūrėkit tiesiogiai. Tikiu aš irgi, ir aš tikiu, tikėkim, čia mūsų tautietis. 10. Vilniukštė 10. Daug šaibų pastačiau Stanionio. Ei, blemba, kiek pas mane čia šitų
kaip čia pasakyti, azartinių žaidėjų, statytojų. Tai gerai. Rimtai gal užmesti reik. Praturtėsit. Aš išsipirkau, Richardai, transliaciją. Nežinau, ar per teliką rodys tiesiog. Dar reikia paretinti, kurie sėdi ir net netapina. Aš pamenu, žinok, taip darei. Užblokuoti visus, kas netapina. Mano nuojauta sako, kad ir paim žmogus matosi iš akių, kad bus nesustabdomas. Padarysim. Mes tai padarysim. Kartu su juo. Paim Stanionis varo atostogų mėnesį. Daug pastatėjai, drįskit javai. 10 eurų kainavo, ne 9, man atrodo. Esu per 2 dienas vieną ką laimėjęs. Oho. Bet nebijot jūs tų azartinių. Aš tai tokia privengiu tokių dalykų. Man tai, nežinau. Man tai čia vienas prie žalingų įpročių. Priskiriu aš tam dalykui. Nes žmonės labai užsikabina ir, sakau, kartais nebejaučia saiko ir gali prisidaryti savo žalos. Bus per GAU3. Rimtai? Valdukai? Ar tikrai? Padaryk video iš tos transliacijos. Tau? Tai va, matai, per GAU3 sako, kad rodys. Tu šaunuolė, ačiū. Šūdas tas GAU3. Dėl bendro intereso reikia statys už mūsų tautėtę, ne dėl pinigų. Na, matai, kiekvienas savo, kažkas nori pasipelnyti, kažkas nori uždirbti, o kažkam tai sukelia azartą, tai žinai. Bet aš šiaip ne, aš privengiu, sakau, tokio dalyko. Jūs statykit, darykit, ką jūs norite, tai jūsų pinigėliai, tai jūsų lošimai, tai jūsų azartas, tai jūsų gyvenimas, ne? Aš nei vieno jūsų neatkalbinėjau daryti tai, kas jums patinka, bet tiesiog tam turiu savo nuomonę. 1 eurą, jei laimės, poilsis nusimato. Kur lėksi jau? Drįskit javai. Esu laimėjęs į pliusą 3-3K per kelias savaitės. Oho, nemažai pakėliai. Žiauru. Dėdavo po 2-5 ant įvykio. O eina savo, koks būtų logiškas statymas, įdomu, nes visi stato. Kęstutis. Koks būtų logiškas statymas. Valdukai, patark Vilniukščiui. Žmogus turbūt irgi nori pasistatyti. Jaučiu į Kiprą. Į kuri? Kiprai išsiskyrė. Lažybos yra blogis, neprasidėkit geriau. Ir aš taip sakau, Jėzu, Valdukai, kiek mes turim bendro? Mūsų mąstymas sutampa. Stiprus statymai labai tikrai. Pakelti sunku, bet nuleisti dar lengviau. Jo. O kiek žmonių nuleidžia ir vėl įklimpsta. Pakelia ir vėl nuleidžia. Ir vėl pakelia ir vėl nuleidžia. Ir tam stopo nėra. Eina savo, mano vaikystės geriausia draugė buvo žiauriai įklimpusi tokį dalyką. Tai seneliam net būtų, žinokit, reikėjo parduoti. Tai aš labai esu prieš tokius dalykus, bet sakau. Aš esu ir prieš rūkimą, bet žmonės rūko. Ir yra žmonių, kurie supa mane ir rūko. Tai aš nieko tiesiog negaliu padaryti. Aišku, visą laiką pakeikiu, pakomentuoju. Pasakau, kad smirda. Bet nu ką, čia yra mano nuomonė. Taip pat ir nepradėt. Aš irgi paturiu nepradėt. Aš geriau norėčiau pastatyti, kad kažkada sėdėsim kartu prie tų žaliuosių. Koks koeficientas gali būti iš to, kad sėdėsim prie bendrų žaliuzių? Jau laimėjau su tavimi kokią kelionę. Velniukštis su manim, būsiu pakviesta. Nepatariu statyti, jei pinigų neprūdai ir baisu pralošti, jeigu nebėjai pralošti, tai kodėl ne? Žinoma, kiekvienam savo. Jeigu yra noras, jeigu yra potraukis, viskas ok, bet su protu. Bet tiesiog dažnas atvejis yra toks, kad žmonės nebesivadovauja protu, kai įklimpa jau, ta prasme, giliai į tą dalyką. Laimėti gali tik lažybų kontoros. Ugniau. Aš 20 metų domiuosi, turiu patirties ir žinių, bet net man sunku būti stabiliam pliuse. Faktas, visada yra rizika. Visada. Kaip ir visame kame. Nesmirda. Kas nesmirda?
Ai, rūkimas, sako, nesmirda. Dabar supratau, smirda. Ir pirštai geltoni, ir dantis geltoni, ir akis geltonos, ir oda geltona, ir smirda, ir fu. Nurengti nori iki trusų žmoguje. Taip, mesi. Tai vad būtent puikiai tai žinai ir vis tiek darai. Hello, Ispanija. Kad patys viską atiduoda žmonės taip, nu taigi nieks neverčia, bet žmonės tiesiog, sakau, per tą azartą įklimpa labai giliai. Gerai, Hebrytė, geros dienos ir šlovės Tanioniai, daily moterį, esi. Ačiū, driskit, tėvai, ačiū tau labai. Laukiam pergalės, gero koeficiento, gero statymo su pergalė iš anksto, nes aš tuom tikiu. Tai pergalė ir Stanioniui ir pergalė tau laimėjus. Užtenka vienąką laimėti ir bendrovės tave užlimituos, aš online niekad nedėdavom. Nepradedam. Tai mes dar nepradėjom. Čia buvo tik mažas toksai, žinai, akmenukas į tavo daržą. Nėra koeficiento, man tik reikia tavo koordinačių. Žinai, kaip nedarydavai taip vaikystėje pirščiukai ir tipo iš kurios pusės vėjas papus. Tai pabandyk. Aš iš tos pusės, kur pučia vėjas. Ir ieškok pagal žaliuzius. Tai aš pratingai darau, kad trusai liktų. Tai vien su trusais neužtenka, pasilik ir kelnes. Tai laimėčiau, kodėl dar įdomu būtų, nes tu ir taip daug apkeliavus būtų įdomu paklausyti tavęs. Ačiū, driskit tėvai, viešpatė nereikia, žmogau, dėkui tau labai. Jo, aš pakeliavus tikrai nemažai galėčiau pakomentuoti, nukreipti, sudaryti galbūt net kelionės planą. Ačiū labai, dėkui už dėmesį. Narivajus negrūbas įsivaizduoju, kaip aš drįstu. Man jau per daug metų, kad pirštus laižyčiau ir viršų kelčiau. Nenusivertink, aš irgi sena, bet dar žinok, išsidirbinėjau. Jo. Nepasakok paprastiems žmonėm negaila. Ačiū labai. Dėkui. Labai malonu tikrai, bet nereikia. Ačiū. Reikia ir man atsimt kažką daryti, kiek gulėti galima. Kelkit užpakalis, varykit, darykit kažką. Kiek čia galima tos silonus klausyti. Nesena, nuostabi. Ačiū, Tomai. Dėkui. Jo, rimtai, nublemba. Gal ir aš jau čia per ilgai. Va, aš nemėgstu planuoti kelionį, man patinka, kai jau suplanuoti, man patinka tik įgyvendinti. Patinka, kai ant lėkštutės padėta. Ne, žinok, pats įdomumas yra ruoštis tai kelionė. Aš, pavyzdžiui, prieš kiekvieną kelionę labai stipriai, ta prasme, pasineriu į namų darbus. Aprašau, pamatau, surašau, ką noriu pamatyti, kiekvienos dienos planą, eigą, kelintą, kur, kaip, kas. O, žiauriai gerai. Sėdi dar. Čia paliepimas ar įsakymas? Kas čia bus? Ar čia prašymas? Grubia forma? Kaip čia pavadinti? 1, 2, 3. Tai kad tu būri čia neina išeiti realiai. Būriu iš tirščių, kavos tirščių. Iš kavos tirščių, geriu tą kavą, kur neturi tirščių. Įsakymus. Ok, klausau. Prie tuščios galvos neprideda, ne rankų, kaip ten sako. Labas, burbuliuk, senai matyta, kaip tu labukas, jūras labas, aš gerai. Šiandien tikrai burbuliukas, žinok, patinus belė kaip. Dar ir pakimus kažkokia, kas čia darosi. Nu jo, bet ką ten planuosi, kai vienas. Nu, kažkada reikia pradėti. Nemanau, kad vienas varys. Kol pribręsi prie kelionės, tai žinok, tikrai rasi porininkė. Reikia dar laimėti pirmą. Nu tai va, gali valduko paprašyti, gal kažkaip nukreips, gal kažką patar, žmogus vis tiek nusimano tiek metų toj srity, tai galėtum pabandyti. Apibendrinsim rytkovą. Tai sakai, mes reikės ir rytoj jungtis, ne? Po stanionių kovos. Na, tavo kelioninės planas labai patinka, man organizuota, viskas sudėliota, jau mūsų life eina į viršų. Eik tu, rimtai. Jo, aš šiaip iš tikrųjų Tomai labai reikli. Labai reikli tiek savo, tiek aplinkiniams. Pas mane viskas per lentynėlę sudėta. Ir jeigu vdruk kažkas, nors vieną tą knygutę iš mano lentynėlės, tai žinokit, viskas. Jau tada aš pasidarau tas avinas. Jau tada būna blogai. Tai vat aš sustatau, aš padarau, viskas taip turi būti.
Bet sakau, jeigu kažkas ne pagal mano planą, jeigu kažkas iš mano lentynėlės išmeta tą knygutę, kurią aš sudėjau, ne, tai jau būna viskas. Jau bėg kuo toliau, kaip sakant. Tai susirašysim mažą vedą. Ok. Bus verediktas, ne? Aptarsim visus už ir prieš. Visus pliusus ir minusus, ką galėjo daryti, ne? Būsim tie ekspertai. Na čia tikrai super. Aš irgi toks žmogus labai vertinu tokie žmonės. Rimtai, Tomai, ačiū, matai, jau kiek bendro turim. Jo, labai reikli, nežinau, gal kartais man tai pakiša koją, nes pati save apkraunu per daug, nes viskas turi būti teisinga, sąžininga, gerai ir ne kitaip, žinai. Tiem žmonėm, kurie neapsikrauna, tie žmonės, kurie nėra reiklus savo, galbūt ir aplinkiniams, tiem, man atrodo, yra biškai lengviau ir paprasčiau gyventi. Aš per daug apsikraunu, bet tai, nežinau, čia yra mano įda turbūt. Hello, Ukraine. Roman, privet. Bet, pavyzdžiui, keliaujam ir abu nukrentam uolos į vandenį, kaip greit susiplantam išgelbėjim. Palauk, bet, pavyzdžiui, keliaujam ir abu nukrentam nuo uolos į vandeniną, kaip greit suplanuotam išgelbėjim. Blemba, man atrodo, ta prasme, čia instinktyviai turėtų gautis. Čia tiesiog, žinai, savisaugos instinktas kažkoks įsijungia ir tiesiog iš inercijos. Man atrodo, planam jau nebūtų laiko. Jau negalėtum paplanuoti ir susirašyti lapuką, dabar darysiu tą, na, ar trečią, ar ketvirtą, ne? Tai tiesiog jau tada imi ir stveri, žinai. Perfekcionizmas yra visgi pliusas, iš patirties sakau. Ne, kad aš perfekcionistė, gal ne iki tokio lygio jau visai, žinai, kad būčiau perfekcionistė, bet... kaip čia pasakyti? Nu, žodžiu, esu reikli. Pasirodo, ne aš vienas toks. Привет, красотка, приветик. Привет, ты откуда? Я живу в Норвегии. 1, 2, 3. Eva, ką parašė ta mergaitė? Baldukai, ką parašė ta mergaitė? Karas, labukas. Kas čia iš vis per mergaitę? Aš galiu ją pažiūrėti dabar? Nu tai žinoma, Jėzu, mergaitė, jai 17 stebėtojų. Nėrka, ačiū. Ką tik susikūrius anketą. Ką parašė? Sakė, šūdą šnekam. O tai kodėl užsiliko tam eteryje, tam live, kur šneka šūdą? Kaip man patinka tokie žmonės, ne? Jūs šnekat šūdą, bet aš biški pabūsiu. Biški paklausysiu tą šūdą. Ты знаешь русский, да, Роман, я знаю. Labukas, Fainutė, labas, Irmantai, labukas. Kur žmogėliukas, kuris statymus daro. Valdukai, padėk žmogui, padėk velniukščiui. Man kaip tik šiandien labai geros nuotaikos kelionės link pirmas taškas geltonos žalės. Jos juodos, Tomai! Čia nuo saulės taip atspindi, jos juodos. Pas mane juodai medinis interjeras, juodi baltai. Nesuprato, nepritapo ir supiko. Pati ant savęs. Ką būtent padėta? Очень хорошо. Спасибо, Ром, спасибо. Šūda kalbėtai nieko gero. Aš irgi, žinok, pritariu. Reikia kalbėti žodžiais, reikia kalbėti liežuvių kalba, ne, bet ne šūda kalbėti. Čia dar, žinai, talentus turėtų būti gebėjimas šūda kalbėti. Ne kiekvienas išgali. Reikėtų pasimokinti tokių dalykų. Draugas, ne? Galėtum, mokėtum? Aš tik matau gražius juodus akinius, o žaliosius geltonus. Nu ne geltonus. Nu taip šviečia tiesiog saulė ir atspindi juodos jos. Bet kai saulė užšviečia, tai tokios pageltonuoja. O gal ir gerai žiūrint, kokia prasme? Ai, не gerai, žinok, draugas. Какая у тебя деятельность, хобби? Ром, я массажист, я фитнес-тренер, я читаю книги, я путешествую. Наверное, все. У меня здоровое питание, здоровый образ жизни. Kaip tau tinka rusiškai šnekėti? Geriau negu lietuviškai. Geriau negu lietuviškai, Tomai, ar ne? Спасибо, с тобой приятно. Спасибочки, Ром.
Спасибо. Мне приятно, что тебе приятно. Iškart seksualumo plus 5%, baig, tuoj. Tu išrausiu. Nėra skirtumo, paim pat parašyk. Valdukai, matai? Gal padėsi žmogeliukai? Nu va, man atrodo, pabiškai pradėjo būsti mūsų heiteriukai, ne? O, kokia seksuali mergina, ačiū. Sakiau, kad mes niekur nuo jų nepabėgsim. Patvirtinau tave aš. Susidorosim, sakai, 1, 2, 3. Kas tai heiterė, ne? Nebuvo dienos, kai mes nesusitvarkėm. Tai svobodnai, dievaškai, netram. Nežinau, pats esu kaunietis, grinas lietuvis, bet rusų kalba panelėm kažką duoda. Bob, thank you so much. Kodėl? Ką jinai duoda? Ką jinai duoda? Praturtina tiesiog kalbėseną ir tiek. Bob, thank you. Apsivalymas bus. Išvalymas, išganimas. Симпатичная, спасибо, Ром. По-любому. Чтоб я 1, 2, 3 ir не справился бы, не? Bob, thank you, stop do it. Stop, thank you so much. Dar taip nebuvo. Thank you, thank you. Have a nice day, Bob. Thank you so much. Мне 31. Ой, так ты еще молоденький. Ты еще маленький мальчик. Лабуkas, Дарька, labas. Nežinau, ką duoda, bet iškart nurenginį. Norisi, okei, aš nekalbu viskas. Aš nekalbu rusiškai, tu mane nurengs. Per atstumą, per ekraną. Грудничок. Ну, такой малыш, маленький такой. Масенький такой. Bob, thank you. Tai ką, kiek mūsų žiūrinčių bus Tanionim? Kelsitės ar žiūrėsit kartojimą? Nemažai dominančių, ne, žmonių kovų menais. Aš iš Vilniaus, Tomai. My beautiful dear, how are you? Thank you, Bob. I'm fine. Thank you that you support me. Thank you so much. How are you? How is your day? How is your Saturday? Have you some plan? Ты постарше, да, я постарше. Я старенькая уже такая. Старенькая такая девочка. Кęstutis kviečiamas transliuoti. Ne, transliuojam. Aš stengiuosi atsikelti. Nepavyksta. Bob, thank you. Thank you. Thank you so much. Nepavyksta, Mesi, iškelk vieną kojytę ir tada bandyk ridentis. Gal pavyks. Bob, thank you so much. Thank you. Stop do it. Kiek dienų liko užbraukti iki mūsų svidanijos. Galėsi pabraukyti dabar per kalendorių, ne kryžiukus. Ar yra dar taip darančių žmonių? Aš žinokit, kiekvieną dieną, ta prasme, pasibaigus tai dienai padedu kryžiuką darbo knygoje. Lauksim arba anksti kelsimės. Aš tai kelsiuos. Bob, thank you. Aš tai kelsiuos tikrai. Не скажешь по первому впечатлению. Серьезно? Молоденькая? Stengsiuosi atsikelti ryte. Aš galvau, kad tu dabar stengiuosi atsikelt. Galvoju, stengiuosi atsikelt ir nepavyksta. Po vakarykštės dienos. Aš išpirkus transliaciją Jūras. Bet va, sako, kad rodys ir per GAU3. Ačiū už tapukus. Почему живешь в Норвегии? Где родилась? Родилась в Литве, а в Норвегии я уже живу 13 лет. Просто уехала попробовать жить в другой, чужой стране.
И немножко задержалась. Jo, mačiau su LT komentavimu. Pirkė Dazn žmonės arba kitą platformą. Aš per Dazn nusipirkau. Hello, hello, hello guys. Bob, thank you. I need to talk to you, dear. When you're done, send it to me if you can. Of course I can send you a message. Thank you so much, Bob. Stop do it. Stop do it. В жизни все надо попробовать, конечно. Потом, знаешь, если не попробуешь, будешь жалеть об этом, если не попробовал. Правда, что там законы не очень? Юр, я не знаю, по поводу каких законов и что вы имеете в виду не очень. Eina savo keista bus pasakyti savo vaikams apie mūsų pažintį šitą metą. Tomai, baig. Jau tu visą ateitį suplanavęs. Bob, thank you so much. Tai dažnai pirkinai reikia prenumeratą, atšaukia vėliau po mėnesio. Tai aš dabar nusipirkau ir viskas, ta prasme, kad pažiūrėti ir viso. Ir atšauksiu. Žinoma, kad aš už stonionį, kaip kitaip, kaip gali būti, ta prasme. Mane pomidorais užmėtytų, jeigu aš būčiau ne už stonionį. Aš už saviškius. Сложно массажами заниматься, стоит попробовать. Знаешь что, это нету так, что вот сегодня я живу просто, я работаю на фабрике, а завтра я массажист. Это учеба. Ты должен выучиться, ты должен быть специалистом. Это нету так, что раз, два, три, завтра я массажист. Нет, то же самое, как и психолог, да? Ты учишься, чтобы быть психологом. Bob, thank you so much. Это 4 года учебы, чтобы поступить, чтобы учиться, чтобы получить образование. Поэтому, если ты, конечно, хочешь, если у тебя есть к этому желание, давай вперед, иди, учись. Bob, thank you so much. Но если ты думаешь, что это легко, нет, это не легко. Просто у каждого человека свое желание, да? Кто-то хочет, кто-то может, это его. Я когда училась, у нас была группа, немало людей было, но во второй этап мы перешли только 2, я и один парень. Bob, thank you so much. Поэтому, знаешь, много кто откинулся, много кто понял, что это просто не его. Поэтому, чтобы начать эту учебу, начать интересоваться массажами, да, анатомией и всем чем, что связано с массажами, ты должен понять, что это точно твое. Bob, thank you. You, my love, take care of yourself. Thank you so much, Bob. Thank you. Gal ir kiaušais, žinok. Тебе нравится эта профессия? Конечно, это мой выбор. Gerai, atsingiu, susirašysim turbūt ryt, linkiu geros dienos ir aišku pergalingos kovos. Yes, mes tai padarysim. Geros dienelės, turiningai leisk laiką ir geros kovos. Kodėl mano komentarai dingsta? Kažką blogo, turbūt rašai, Tomai. Ką rašai blogo? Thank you, Bob. Ką norėjai pasakyti? Kaip norėjai mane įžeisti? Может быть и мое, не знаю еще. Ну, видишь, Ром, у каждого свое. Я закончила психологию, но я не работаю по специальности, хотя эти знания я употребляю каждый день. То есть с клиентами, да, это общение, это социальное пространство какое-то, да, но у меня все равно, у меня был призыв, у меня была любовь к массажу. Я об этом мечтала с детства, хотя поступила вообще в другой университет. Но все равно я добилась того, что я делаю сейчас. Это моя любовь. Я ценю то, что я делаю, я люблю то, что я делаю. Oho, tu jau ten ilgai gyveni ir vis dar šneki rusiškai. Nu, taip, man atrodo, kas išmokstama, tas nepamirštama, žinok, Tomai. Neplanuoju sugrįžti į Lietuvą. Sugrįšiu. Ašgi sakiau, kažkada aš sugrįšiu, tikrai sugrįšiu. Did you know what I love you, dear? No, Bob, thank you so much. No, I don't know. Я работаю в педагогике, скажу так себе. Bob, thank you so much. Знаешь что, педагогика это снова же, да, не каждый человек мог бы. Тем более с теперешней молодежью, с теперешними подростками. Я не знаю, насколько человек должен быть сильный морально, чтобы выдержать такую нагрузку, работать с теперешними детьми. Дети жестокие, честно скажу, в наше время дети жестокие. Они просто не чувствуют мер, они не чувствуют грани, они переходят то, что можно,
Они уже не понимают, что хорошо, а что плохо. И это, я не знаю, работать педагогом, я не знаю, я просто кланяюсь к этим людям, кто до сих пор работает учителями, педагогами. И